ar jums atrodo, kad teisinė valstybė yra tada, kai stambus koncernas, valdantis, ko gero įtakingiausią Lietuvos žiniasklaidos priemonę, suteikdamas kokių 50 000 eurų nuolaidą, kaip šiuo atveju buvo suteikta Darbo partija, gali užsitikrinti 100-milijoninius projektus. Ar tai būtų Vilnius Utena, ar tai būtų greitųjų kreditų įstatymas, kuris nešė reklamos transliuotojams apie 50-60 milijonų, mano žiniomis, eurų per metus. Ar tai būtų energetikos projektai kaip Ignalinos atominė elektrinė, ar tai būtų sveikatos priežiūros projektai 100-milijoniniai. Ar jūs manote, kad teisinė valstybė gali būti tada, kai tu kaip politikas arba paklusti šitam koncernui už nuolaidą, arba nepaklusti ir tada tampi persekiojamas tų pačių žiniasklaidos jo valdomų priemonių ir turi bijoti. Aš noriu jūsų paklausti, iš jūsų patirties, ką galime padaryti Lietuvos politikoje, kad apsisaugotume nuo tokių pusiau kriminalinių koncernų įtakos ir apsaugoti politikus ir visuomenę?